Labas, čia Reidas. Tai laida apie mūsų paklydimus gatvėse, kiemuose, laukuose, miškuose ir pievose. Mes turime susitaikyti, kad Lietuva kol kas ne betoninė valstybė, čia daug laukų, miškų, žalumos, o tose tyrose ar miškuose apstų žvėries. Palangos kelyje netoli posūkio iš Neversetos automobilis Audi A4, kuriuo Klaipėdos link važiavo du palangiškiai, susidūrė su briedžiu į kelią išbėgusiu nuo Kretingalės pusės. Vairuotojas buvo išvežtas į ligoninę, o keleivis papasakojo štai ką. Jūs važiavote iš Palangos? Aha, o tas iš kur pasirodė? Per visą kelią. Aha, iš miško. Va ten nuo Kretingalės pusės. Nu, iš čia. Aha. Ir praktiškai nieko negalėt padaryti. Ne, tai gerai, kad dar nestabdė. Aha. Paskui vairavo. Gerai, kad suko vairą, būtų stabdęs, tai būtų knešėlis salonai. Būtų salonai kritęs, jo. Gerai, kad nusuko, tai vairą dar suragavo. Tai visas mašinos šonas ir yra, kai gal vairuotojo pusė. O kas vairuotojai? Klausis biškis tikras. Nu, iš tikrųjų, tai laimingai labai. Aha. Labai laimingai. Tai ausis ir akis... Akis pilnas. Pilnas šūkio, ne? Automobilį vairavęs Mantas per avariją patyrė galvos ir kairės ausies traumą. Na, tai, kad briedis neatsidūrė automobilio salone, reikia pagirti vairuotojo meistriškumą. Įvykio vietą atvyko medžiotojų būrelio Neringa nariai. Kadangi avarija vyko jų medžioklės plotose, tai jiems privalu pasirūpinti gaišeną. Vyrai papasakojo, kad tądien 24 būrelio nariai turėjo leidimą sumedžioti briedį. Medžioklė buvo tuščia, o briedis išvengęs šūvių palindo po mašinos ratais. Trimetį patiną, sverinti 300 kg, įkelti priekabą buvo reikalų. Naktį iš penktadienio į šeštadienį apie 3:30 ryto Klaipėdoje Naujojo uosto gatvėje įvyko baisi ir kokti avarija. Senokai mieste bebuvo, kad taip išsitaškytų automobiliai. Taigi automobilis BMW 730 važiavęs tilto per Danę link išvažiavo į priešingą eismo pusę ir trenkėsi į šešiavietį taksi automobilių Opel Zafira. Šio vairuotojas, pamatęs į jį atskrėjantį BMW, dar suko vairą į kairę, bandė išvažiuoti priešpriešą, tačiau nespėjo. Blogas rytas, matau. Nu, iš kur važiavot, sakykit? Nuo Klaipėdos viešbučio. Nuo Klaipėdos viešbučio. Tos pusės važiavau link Janonio gatvės. Aha. Nu ir matau iš priekio parnišą BMW. Matyt, žmogus nusivaldė vairo mašiną, išmuša į priešingą eismo pusę. Aha. Ir pradėjo nešti šonu. Supratau. Bandžiau... Dokumentai. Aš bandžiau išvengti, pabandžiau iš šitą šoną pasislinkti. Į vidurį kelią? Jo. Aha. Dokumentas man. Taip, va. Vairuotoją pažymėjom. Su keleiviais buvot? Jo, su keleiviais. Viena mergaitė sužalota yra. Aha. Jinai priekį gale sėdėjo? Ne, gale sėdėjo. Gale. Per avariją iš 5 taksi automobilių važiavusių keleivių sužeisti 2 žmonės, kretingiškiai Gretai diagnozuotas galvos sumušimas, kaklo raiščių patempimas. Tuo paties miesto gyventojų Adomui patemptas kaklas, abu išleisti gydytis namo. Avariją sukėlusiam BMW vairuotojui 31 metų bedarbiui Arūnui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 2,36 promilės alkoholio. Pradėjus avarijos tyrimą paaiškėjo, kad tas pats automobilis BMW Naujojo uosto gatvėje prie vieno naktinio klubo kliudė automobilį Mercedes-Benz ir iš įvykio vietos nuvažiavo. BMW vairuotojas policijai pareiškė pretenzijas, kodėl po avarijos nebuvo nustatytas taksi vairuotojo blaivumas. Taksi vairuotojas buvo blaivus ir dabar tamsta savo problemas spręskite, o ne taksisto, nes dėl avarijos, per kurią sužeisti žmonės, yra pradėtas tyrimas. Dėl tokių veikėjų, kaip šio BMW vairuotojas, ir yra organizuojami kelių policijos reidai. Taigi, po audringos penktadienio nakties šeštadienį policijos ekipažai susirinko į reidą Rimkose ir iš karto pradėsime nuo šios vietos eismo ypatumų. Lenkti iki pat vadinamo Rimkų viaduko draudžiama. Labas rytas. Policijos institucijos vairuotojas, lenkt draudžiama yra čia. Ženklai yra, matėt? Nepastebėjau. Nepastebėjot, ne? Kelių ženklinimų reikia vadovauti, su ženklais pirmumai ir teisė. Nepastebėjau. Vairuotojų pažymėjimą pateikti, prašom. Žvejoti, įrašiau. Taigi už lenkimą nelistino vietoje pilietis nubaustas 14 eurų bauda. O kokią baudą gavo šio Kadilako vairuotojas, kuris vairavo gigantą neapdraustą civilinės atsakomybės draudimu, klausė reidų žiūrovai. Ką sakė? Ką sakė? 23 euriukai. A, tai ne 14. Ne 14, praeitais metais buvo baustas. Ai, todėl. Metų 10 mėnesį. Už tą patį?
Ne, ne už tą patį. Už kitus reikalus. Visi greitai. Ai, supratau. Su šita pačia mašina? Taip jau, nevažiuoju. Nu, supratau. Nu, gero kelio tada. Gerai, dėkui. Netrukus buvo sustabdytas automobilis Opel Vectra. Iš vairuotojo 5 metams atimta teisė vairuoti, o jis vairuoja dar vis. Arba ne, vis tiek. Buvo atimtas ir neįsilaikė. Taip ir buvo. Panašiai. O atėmė už ką? Ne už greitį? Už greitį, ne už girtumą. Tai važiavo daugiau negu 50? Ne, Nu, va. Prisikasim prie teisybės. O po to, kodėl neįsilaikėt, ar dar tiesiog nepraėjęs? Nepraėjęs terminas, ar kaip yra? Yra jau praėjęs, nepės terminas. Tai reikėjo įsilaikyti. Nebuvo laiko, nebuvo. Nebuvo laiko, o dabar reikės pinigų šiek tiek. Tai va. Netrukus buvo sustabdytas pirmas girtas vairuotojas. Antanas su Ford Galaxy važiavo į darbą. Labas rytas. Daugoka? Vidutinis girtumo laipsnis ryte. Daugoka. Ar reikėjo važiuoti būtinai? Į darbą? Oi. Argumentų jokių neturit, negaliu. 1,81 promilės alkoholio tai vidutinis girtumo laipsnis. Buvo sustabdyta ir ponia, kuriai paaiškinta, kad rusai turi vežiotis pasą, kuriame turi būti spaudas apie tai, kad kas pusę metų kertama siena. O jeigu ne, tai privalu turėti lietuvišką vairuotojo pažymėjimą. Apie tai mes dar tarstelsime žodį kitą toliau laidoje, o dabar apie stebuklingą išsigelbimą. Automobilio Peugeot vairuotojas pūstelėjo leisną normą 0,41. Labas rytas. Koks kvapas neįstojau? negali būti, čia gal nuo vakar, bet aš tikrai negeriu. Ne, tai čia yra leidžiama norma, iš tikrųjų viskas tvarkoja, nes jeigu būtų 0,43 jau viskas, jau būtų lengvas girtumas. Negali būti. Tai nieko nedarėt vakar? Vakar darėm biškutį. Nu, Biškutį vakar, tai buvo vakar, ne šiandien. Dabar į darbą važiuoju, bet aš tikrai negaliu viršyti niekaip nieko. 8:20. 8:20 buvo putimas. tu kažką tai vakar darėt, tu visi gal per daug darėt. buvo Nu, tai vakar, nu. taip. O šiandien, mato, dar pučiat. Pavyzdžiui, 11 val. Aš tikiu, kad jūs ne 0 promilių pas jūs bus, aš tikiu tai. Bet dabar ne apie tą reikia kalbėti, apie tą, kad pasisekė tiesiog 0,43 būtų forminamas girtumas. Gerai, tau šiandien jau nebegalit pūsti? Ne, aš tikrai galiu pūsti. Ne, aš gerai jaučiuosi ir aš negaliu nieko Visi duoti. sako, kad gerai. Taigi būtų 0,43 promilės alkoholio, tai būtų suprasta kaip lengvas girtumas, bet paklaidos yra visada putėjų ar pažeidėjų naudai. Na ir paskutinė istorija tai putėjų apmaudi. Jau mikroreidas ėjo į pabaigą, kai buvo sustabdytas taksi automobilis, kuris važiavo be šviesų. Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis. 1,78. Labas rytas. Be šviesų važiavot, būtų gal nestabdė net jūsų? O va. Kada vartojat paskutinį? Vakar? Vakar išgėriau alaus. Alaus. Ir vidutinis girtumas? Ne, nelabai. Jūs pats matot? Matau. Gerai. 53 taksi vairuotojas Jonas važiavo į darbą uostamiestyje, o mes iš Rimkų kraustumės į laidos rubriką Miela. Važiuojam į Palangą. Stebėkite automobilius priekyje. Netrukus mašinos susiglaus, kažką perdos, keleivis keleiviui ar vairuotojas keleiviui, netame esmė. Esmė, kad tai nėra pats saugiausias daiktų perdavimo būdas. Atvažiavimą į Palangą, o tu mergaitė per pėsčiųjų perėją geriau nevažiuok. Nevažiuok tu geriau per pėsčiųjų perėją, sakau. Nulipk, pastumk dviratį, bus ir legalu, ir saugu. Apsisukame ir išvažiuojame iš Palangos. Opelis išlenda iš vieno prekybos centro bazės, jaučiasi nejaukiai, tai vengdamas smūgio į galą dar dūmais apsipila, kad tik greičiau iš čia, toliau nuo nuodėmės. Tai dar ir atsiprašo, padėkoju už supratimą. Jeigu tęsiant dėkingų galinių dalių temą, tai štai jos tęsinys. Iš Gedminų gatvės sukame į Naujakimo gatvę, tai tas raudonas išvažiuodamas iš stovėjimo vietos, tai išvažiavo. O tik ko toliau nevažiuojate, ponė? Pavarų svirties nerandate? O toliau dar geriau, paleido iš galo skyšių. Suprask, žinosi, kaip čia pipinti man. Čia dar Liepos pabaiga. Čia Minijos ir Baltijos prospektų sankryžoje dar neužkurtas šviesoforas ir ši avarija tik paneigė tvirtinimus, kad vairuotojai saugiausiai važiuoja per sankryžas, kuriuose neveikia šviesoforas. Tamsiai važiuojantis į Jakų žiedinę sankryžą. Nekelkite čia bangų, negalime blaškytis po juostas, kertant ištisinę liniją. Važiuojam toliau nuo Jakų žiedo miesto link, o taip sprausis yra tiesiog negražu kitų eismo dalyvių atžvilgių. Kaip negražu sudarinėti avarinės situacijas.
Netrukus pamatysite, kaip po itin įžūlaus lenkimo manevro priešingoje eismo juostoje įvyks avarija. Tai vyko šių metų rugpjūčio 6 dieną, anksti ryte, kai visi skuba į darbą. Vilnius, Pavilnio rajonas, tolimoji gatvė. Kas žino, tai žino, kad tai tikrai siauras vingiuotas ir intensyvus eismo keliukas. Tad lenkimas jame yra beprotiškas bet kokiu atveju. Ši medžiaga turėjo pasiekti Vilniaus policiją. Tamsa baltos spalvos veikėjau. Iš antros eismo juostos sukti arenos link iš Minijos gatvės čia negalima. Tai daryti draudžiama. Aplenkti iš dešinės pusės, užlysti prieš nosį ir po to kirsti per stabdžius prieš pat žardį žiedą įžuloka, ne kitaip. Žardinių manieromis pavairuota, ne kitaip. Kitas irgi geras netrukus pasirodys ekrane, kai Smiltelės ir Simnotytės gatvių sankryžoje, važiavęs tarp eismo juostų, apsimes, kad suka į dešinę, bet tekant raudonam šviesoforo signalui pavarys tiesiai, savo klaidinančių manevru visus apgavęs, tik ne vaizdo registratorių. Ir kita istorija apie užlindimus. Štai kaip atrodo tas užlindimas iš mašinos vidaus, kai važiuojant Šilutės plento ir Baltijos prospekto žiedinę sankryžą, tau prieš nosį iš žiedo į Baltijos prospektą suka. Štai kaip suka narsus Opel Zafyros vairuotojas. Na, pirmos dalies reporterių darbelius vainikos BMW pasirodymas Kretingoje. Negana to, kad bimbalas važiuoja tiesiai iš tos eismo juostos, iš kurios galima sukti tik į dešinę, jis pravažiavęs sankryžą pavaro prieš eismą. Nebūtų BMW. Mielas vairuotojų, Kretingoje jūsų laukia komisaras Richardas. Dabar jūsų dėmesiui gražioji Baltikum televizijos reklama ir anonsai, o po to laidoje matysite. Pirmoje laidos dalyje pamatėte girtą taksistą, o antroje pamatysite blaivų taksistą, bet be vairuotojo pažymėjimo. Laukininkų gatvėje vairavimo instruktorius sudaužė 4 mašinas ir Perkėlos gatvėje nuo aukšto skardžio nuskrido Toyota su šuneliu. Tiek buvo ne mūsų reikalų, o dabar mūsų reikalai. Reidas. Antroji dalis. Sekmadienio reidas. Nuo 7 iki 9 val. Ryto Vilniaus plente dirbo 4 kelių policijos ekipažai. Buvo tikrinamas vairuotojų blaivumas, kurie važiavo iš miesto. Sustabdžius jau pirmą automobilį, taksi automobilį Citroen, paaiškėjo, kad jį vairuoja piktybiškas kelių eismo taisyklių pažeidėjas. 23 metų armėnas Harutianas. Jis buvo blaivus, tačiau yra ne kartą baustas, kai vairuojantis be vairuotojo pažymėjimo. Jis ir šį kartą nepateikė vairuotojo pažymėjimo, automobilis buvo be techninės apžiūros, o armėnas grasino laisvai spaudai kaukazietiškų susidorojimų. Gražu nuliai. Kas yra? Kamera, štai. Nelabai galiu. Aš norėjau jūsų paklausti. Davai, kamera. Nu ką reiškia davai? Kamera. Aš norėjau paklausti, kaip jums išeina dirbti tokį darbą be vairuotojo pažymėjimo. Galite atsakyti? Iš kur tu žinai? Dokumentus duok. Negąsdink čia, prašau. Kadangi taksi automobilio sustabdymo vietoje jo savininkas nepasirodė, tai buvo nuspręsta automobilį uždaryti į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę, nes jį vairuojantis asmuo piktybiškai pažeidžia kelių eismo taisyklės, o automobilis be techninės apžiūros negali dalyvauti viešajame eisme. Pilietis žadėjo skųstis kelių policijos biuro viršininkui, nes jam neva pareigūnės merginos išsukinėjo rankas. Tai bent vyras, nevyriškas skundą tėškė. Protokolas taip pat bus surašytas ir automobilio savininkui, ir taksi įmonės vadovui už transporto priemonės perdavimą piliečiui, kuris neturi teisės vairuoti. O jūs įsidėmėkite šį veidą. Tai agresyvus taksistas, kuris dirba neturėdamas vairuotojo pažymėjimo. Negąsdink čia, prašau. Netrukus sustabdžius automobilį Peugeot paaiškėjo, kad jį vairuoja neblaivus Portugalijos pilietis. Jam nustatytas lengvas girtumas. Beje, automobilyje buvęs keleivis ir bendradarbis buvo blaivus ir vairuotojo pažymėjimą turėjo. Vyrai važiavo į darbą Tauragės rajone, kur statomos vėjo jėgainės. Tai buvo ne vienintelis Portugalijos pilietis tarytas sustabdytas Lietuvos keliuose. Antras buvo pagautas girtas Tauragės policijos. Iš karto po girto Portugalo sustabdymo įkliuvo girtas vilkiko vairuotojas. Klaipėdiečiui Sauliui nustatytas lengvas girtumo laipsnis. Vakar alos geria. 081. Prieš 3 metus už automobilio vairavimą, kai yra nustatomas vidutinis girtumas, jam buvo paskirta bauda ir 2 metams atimtas vairuotojo pažymėjimas. Praėjusiais metais jis buvo atgautas, o dabar bus vėl atimtas. Pilietis teigė išvakarėse gėręs alų. Priminsime, kad vilkikų vairuotojams nuo naujų metų galioja 0 promilių riba. Iš viso per sekmadienio ryto akciją patikrintas 281 automobilis, o dabar kraustomės į sekmadienio vakaro istorijas. Laukininkų gatvės 41 namo kieme vienos vairavimo mokyklos instruktorius važiuodamas atbulą sudaužė dar 3 mašinas – 2 Hondas ir Audi. Na, instruktorius pripažino, kad tokios nesąmonės nesitikėjo gyvenime padaryti, tačiau jis pripažino, kad važiavo atbulas per greitai. Kažkas galinio vaizdo veidrodėlėje pasivaideno ir jis išsigandęs kažką ne tą suminkė kojomis. Buvo užpildytos 3 eismo įvykių deklaracijos, o mes važiuojame į Perkėlos gatvę. Ten, sako, girtas vairuotojas nusivertė nuo skardžio.
Taigi sekmadienį apie 9 val. Vakaro Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Perkėlos gatvėje nuo aukšto skardžio nuskriejo visureigis. Mėly Baltikum televizijos laidos Reidas žiūrovai. O ten, kur valstybiniai numeriai, tai ten yra automobilis Toyota RAV4. Čia 50 metrų atstumas gal ir dar skardis kokių 7 metrų. Štai taip mes ir vairuojam. Gerbiamas Rimas, o čia liūdį dabar jam liūdna. Nuo stataus skardžio nulėkusią mašiną pastebėjo tiltu virš geležinkelio tarptautinės Perkėlos link važiavę muitininkai. Įvykio vietą buvo iškviesti kelių policijos pareigūnai ir ugniagesiai gelbėtojai. Mašinoje vairuotojo sėdynėje rastas sėdintis girtas vairuotojas ir ramus šuo. Vairuotojas be perstojo bandė kažkam prisiskambinti, lipam lauk, čia negalima pasilikti. A jau pūtėti dūdą ar dabar tik tai po mankštos pūsim? Gal pūsiu, dabar. Dabar? Nueinam pūsti. Nefilmuok. Aš šviečiu, eikit, va. Eikit, prašau, pons. Nu, davai, eikit. 2.12, ponas Rimas. Jūsų rezultatas 2.12, vidutinis girtumas. Va šičia. Kalė, jis sumetė ir jisai tada į priešingą eismo pusę nuvažiavo. Paaiškėjo, kad visureigį Toyota RAV4 vairavęs 39 metų Rimas yra neblaivus, jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 2,12 promilės alkoholio. Avarija vyko važiuojant į kalną, visureigis lengvame posūkyje kliudė bordiūrą, išvažiavo į priešingą eismo pusę ir nuskriejo nuo kelio apie 50 metrų. Automobilis nevirto ir sustojo tik įlėkęs į melioracijos griovį. Gerai, kad vairuotojas dėl girtumo nesuko vairo, antrai būtų virtęs. Jis pasidavė likimui, o likimas jį sustabdė melioracijos griovyje. Visureigį ant kelio ištraukė 2 techninės pagalbos automobiliai. Vairuotojui Rimui surašytas administracinės teisės pažeidimų protokolas tik už vairavimą išgėrus. Jis juk avarijos nepadarė, tik su savo automobiliu nuo skardžio nulėkė į pievas. Savo poelgį, tai yra vairavimą išgėrus, vairuotojas paaiškino nesklandumais asmeninėme gyvenime, o mes eteryje baigėme darbus, nes dabar savo darbus eteryje pradeda laisvieji Reido reporteriai. Filmuoja Reido reporteriai, o jie filmuoja daug ir gerai. Klaipėda, Taikos prospektas. Pilietis vairuojantis automobilį su ukrainietiškais valstybiniais numeriais atvažiavo į Lietuvą, apsižiūrėjo, kaip čia yra vairuojama ir pasistengė neiškristi iš bendro konteksto. Ženklas kypso ir rodo, kad galima važiuoti tik tiesiai Rūtų gatve, tai ne, jis būtinai suks į kairę, į aikštelę. Tame pačiame Taikos prospekte prelegentas privažiuos į apsisukimą prieš eismą. Aišku, kad tai ne vietinis. Tik šoferukas perkaitusią galvą taip galėjo pavairuoti. Vilnius, Šešolių ir Justiniškių gatvių sankryža. 2 pažeidimai iš abiejų pusių. Vienas varo per raudoną, ir policija pavarys per raudoną. Gal niekas nenufilmuos ir neparodys. Ir nufilmavo, ir parodė Reidas. Pakalbėkime apie lenkimo manevrus. Šerno miškas. Mums šią medžiagą atsiuntęs vairuotojas teigia, kad jis seniausiai buvo įjungęs posūkio signalą, kai buvo padarytas jo lenkiančiojo asmens. Kelias tarp Jakų Žiedo ir Rimkų. Na, kas juo važinėja, tas žino, kad tame kelyje yra nubrėžta ilga ištisinė linija. Yra sankryžų. O BMW nebūtų BMW, lenkia prieš sankryžą, tai dar gerai, kad vilkikas išlysdamas iš Rimkų pasuko į dešinę, o ne kairę. Būtume čia visi turėję reikalų. Kitas veikėjas irgi vos po sunkiasvorio nepalindo, kai pavarė Naujojo uosto gatvėje jau degant raudonam šviesoforo signalui. Būtų išbandęs kraną jis. Pasirodo, kad taksi vairuotojai teikia naują paslaugą. Jeigu keleivis nori aploti kokią nors eismo dalyvį, tai jis pristabdo, kad tas taip ir padarytų, parėktų, rankomis pamosuotų. Kaži kiek tai kainuoja. Ir į savaitės pavairavimą labai pretenduotų Latvis. Ir kas pasakys, kad mes negiminingos tautos. Vienodai mąstome, vienodai ir vairuojame. Tas pačias nesąmonės keliuose išdarinėjame. Tai dar gerai, kad mes prieš šios krepšinį nors laimime. Ir pabaigai apie mūsų tarpusavio supratimą. Klaipėdoje tokios avarijos vyksta Šilutės plento ir Dubysos gatvių sankryžoje, o čia kitas miestas, kuriame važiuoja troleibusai – Kaunas. Abipusio supratimo ir tame mieste nulis. Na, sukant į kairę reikia praleisti tiesiai važiuojantį, bet jeigu antroje juostoje tave praleidžia, kodėl to negali padaryti važiuojantis pirma juosta, ką? Tai ir turėk nubalnotą nosį. Nesvarbu, kad nekaltas dėl avarijos, bet negalvojantis. Ačiū, mėlyjei, kad pusvalandį pabuvote kartu su mumis, o mes pasimatome kitą antradienį, kaip visada 8:30 vakaro, Baltikum televizija rodys Reidą. Būkite aplankyti. Sudė. Kokią progą pasigėrėt? Antradienį? Iš jūros atėjo. Iš jūros parėjot? Taip. O, vyras. Kur buvot? Pietų Kinijos jūroje? Toliau dar. Dar toliau? Toliau aš jau nebežinau. Tai pasigėrėt su draugais ir važiavot. Šiaip jūreiviai blaivus taip kažkaip keistai vairuoja, girti tai vapšė.